BetSafe kazino, BetSafe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senė, ateik čia tai jau neprikolas, na. Ateik čia, na, pamok. Jeigu arti mašiną ir randi kažko nelegalaus, ką reikia tokių atvejų daryti? Gerai, ištrunka biškį iš garažo, mums reikia paimti šiek tiek detalių. Tai visos detalės bus F10 mūsų modeliui. Tai važiuojam pasiimti bampiriuką galinį radom, paketinį, bet ne į spalvą dėja, bet nebloga kaina, nudažysim. Tada airbagus važiuojam paimti ir dar porą plastikėlių. Ir viskas. Tai biškį prasiblaškysim. O garažas mūsų palauks. Teisingai, kimeristas? Ne, tu aišku nepabėgs. Все, važiuojam. Ko aš čia buvau? Sportas, senis, sportas. Tai mes čia ne su Redžo, o su Launch, opano. Su X5, senių. Opa, o čia bliūrai p***ės, čia už tokius bairius, tai mūsų parūris, na. Su Andriukai įsijungi iš karto. Opa, nu čia tu pagreitinsi ir bus tipo, kad mes greitai važiuojam, o mes netgi greičio neviršijam. Teisingai. Gerai, žiūrim į kelią, kad nebūtų bairių, na. Jo, padangos matau, ne? Čia kažkokios fūros. Iki pat galo lėkiu, ne? Labą dieną. Čia pas jūs galinis bamperis? Tuoj tada užėjam. Tapimsi papiriuką. Kiek ten 120? Kameristas už bamperį 120 eurų pridėk būtinai. Davai, kraunam ir lekim toliau. Bamperį mes turim, dabar važiuojam pasiimti airbagus. Ir ką, ir grįšim atgal į garažą. Iš airbagų pas mus tik lūpų ir vairo. Vairą mes turim, viskas. Liko tik vienas airbagas lūpų. Ir realiai mes jau galėsim ir saloną pradėti tvarkyti. Ir M4, ir Makanas, ir F10. Seniai, gal tu nori biškį pameistrauti ir palikti kamerą kur nors ant stalo? Ne, nu aš stengiuosi biškį nors padėti. Kom galiu. Nu jo, palaikyti dar kažką. Gerai. Mes spaudžiam gazą, nes jau toj kamščių prasidės. Reikia spėti viską. Aš, karočią, galvoju, ketvirtą mes būsim, bet biškiai anksčiau atvažiavom.
few moments later. Nu ką, kameristas, ką mes turim? Lubą ir begą. Ir atspėk, už kiek mes jį nupirkom. Nu, šiam... Standartas, pasakysiu, tvarkymas lubų 100 eurų. Bet kadangi jis čia F10 modelių ir jie jau nėra einami, tai mums padarė nuolaidą. Ir už kiek mes nupirkom, tavo variantas. Nu, PM 100 eurų. Tai dar mažiau, 30 euriukų pridėk prie mūsų pitakėlio. Tai visai nebloga kaina. Ir hebra visi, kas norit tvarkyti airbagus, iškart užrašykit numeriuką, kad nerašyt man ir neklaus po 100 kartų, o kameristas pridės numerį. O mes važiuojam dirbti toliau. Kameristas, pažiūrėk, ką mes turim ant grindų. Atspėsi kažkai? Aišku. Labai sunkis užduotis bus. Nu, nereikia, aš žinau. Taip, čia yra lubos, kol kameristo nebuvo, aš jau suderinau ir nupirkau ir jos jau guli pas mane. Tai sumokėjau už visą komplektą 200 eurų plus 15 pristatymas. Hebra, čia su mažų defektų lubos, nes jų kaina komplekto eina apie 400-500 netgi būna. Tai va, dėl to defekto, kameristas dabar pridės koks defektas, tai dėl to defekto mes šiek tiek pigiau paėmėm. Bet kadangi pas mus čia biudžetinė mašina, biudžetinis remontas, aišku, kokybė išlieka, tai aš nemanau, kad va, dėl tokios raušlytės kažkas jau labai kabinėsis. Kaip tu, kameristas, manai? Ar tau labai čia būtų didelis trūkumas? Nu ne, man atrodo, kad galima kažkaip atlyginti, ar ne? Opa, na, kompresoriukas, labą dieną, senai nesimatėm. Gerai, dabar mes šiek tiek palaukiam ir pratęsim pokalbį. One eternity later. Gerai, kompresoriukas užtilo, galim bandyti filmuoti. Tai ką, aš norėjau pasakyti, kad dabar snukio F10 mes negalim surinkti, kadangi dar neradom kairės pusės žibinto, mes dar ieškom, kas turi, parašykit. Ir mašina greitų metų jau važiuos pas kebulistą. Darys mums galinį sparną. Tada važiuoja mašina į dažymą. Dabar ką mes galim padaryti? Mes galim šokti į saloną ir sumest lubas, airbagus ir viskas. Tada jau po visų dažymų kebulinių šoksim prie kebulo. Tai kad davai, kameristas. Aš įvarau mašiniuką ir greitai mes tas lubas per 1 minutę sumetam ir viskas. Ir lauksim kelionės pas kebulistą. Kas? Reičiamės. Čia Čia gal falšyvas, seniai. Nu ne, tikras.
O, gerai, Nu, atpiginom mūsų F10 senį. Aš toj pusį ilgi pamačiau, kad ten monėtų neblogai taip 2 guli. euriukai. Hebra, kas paliko, parašykit, gražinsim. Aš palikau. Jano kameristas, kad čia juokau. Mums nereikia svetimų pinigų, teisingai? Hebra, parašykit, kas paliko. Kameristas tu ne tos lėktuvus filmuoja. Avialinijos rimtos tik būna Andrei Airlines. Gerai, o dabar grįšim prie mašinų. Pažiūrėk, ką mes turim. Mes turim pitakėlį G30. Plug-in. Hybridas. O čia kišasi rozetė. Aš tikiuosi girdėsi, kameristas. Tai ką mes su juo darysim? OBD11 radau tokią paslėptą funkciją, kaip padidinimas baterijos range. Tai yra padidinsim kilometražą, kurį galima pravažiuoti būtent ant elektros. Tai kameristas davai, pasiėmėm OBD11, prijungiam ir pasižiūrim, kaip ta funkcija veikia. Gerai, kameristas, pažiūrėk. OneClick aplikacija, mes radom šitą funkciją. Tai bandom padidinti range. Dabar pažiūrėk, kiek pas mus yra. Rodo 10 km mes galim pravažiuoti ant elektros. Tai yra aktyvuojam šitą funkciją ir pasižiūrim, ant kiek padidės baterijos kilometražas. Nu ką, gerai, žiūrėk, seniai, rodo, kad 30-40% padidina, bet mes žiūrim į speedometrą, ką mes matom, pas mus buvo 10 km galėjom pravažiuoti, o dabar po aktyvavimo šitos funkcijos jau 15. Tai gaunasi ne 30, ne 40% padidino, o visus 50. Tai aš manau, verta išbandyti tokią funkciją. Jeigu kažkas dar neturi to OBD, tai Hebra, pabandykit. Ir nepamirštam apie nuolaidos kodą, Hebra. Įrašom žodį drone, gaunam 10% nuolaidą ir visi patenkinti. O mes lekiam dirbti toliau. Senė, ateik čia, čia tai jau neprikolas, na. Ateik čia, na, filmuok. Opa. O dabar čia, va, pažiūrėk. Kas ten? Pas mane gerai, kad kamerą filmavo, ką mes radom, pažiūrėk, na. Opa. O aš taip ir galvoju, kad mes čia kažką rasim. Geras radinys. Opa. Kaip manai, kas čia? Na, čia. Gal tu nieko nesakyk, nes čia jau žmonių fantazija tegul būna, gerai? Kad mums nieko nepripaišytų. Bet įdomu, čia specialiai, tipo, kažkaip lubas, taip? Nu, kažkas slepia, kur gali. Nu, kvapų kamera neperdoda, tai... Pažiūrėk, kameristas dar atidžiau. Čia yra tabakas. Kam reikės, tas supras. Šitą šūdą mes išmetam į šiukšliadėžį. Geras radinys, seniai. Bet įdomu, kas čia jį pamiršo. Čia turbūt tas žmogus, kas paliko dvacoką. Tai prašom, Hebra, susirinkit savo daiktus. Mums tokių dalykų nereikia.
Reiktų išvis šitą mašiną visą apžiūrėti. O prikinį važiuoja kažkur į užsienį, ne? Leidžia šuniukus į mašiną ir pastavė randa mašiną į tabačioko. Opa! O jeigu kokią Baltarusiją važiuosi, kiek ten už tokį dalyką duos? 10 metų? Tai neblogai būtų čia, jeigu liekti. Tai aš manau reikės apieškoti. Gerai nuvažiuoti kur nors ir kad su šuniukais palazinti. Nes žinai, jeigu mes kažkur važiuosim ir mus sustabdys, tai ką, tu įrodysi, kad čia tavo? Aš manau tikrai neįrodysi ir niekam nebus įdomu. Video va rodysim. Radinuką. Tai vat Hebra, žiūrėkit, kai perka tačką, aš manau, čia būtų labai geras pastebėjimas. Mes dabar ir radom, vat bus pamoka, ne? Nupirki mašiną ir tu nežinai, kas gali gulėti. Po lubom ar kažkur dar. Ir Hebra, parašykit, kas buvo radęs kažkokių įdomesnių radinių, kai ardėt mašiną. Ar šiaip tiesiog ten valėt kažkokius kilimus ten. Vat būtų įdomu išgirsti. Ar patys važiuojat? Arba jo, kameristas. Gerai, tai čia pasakėjai, patys važiuojat. Aha, parašyk. Senės čia kilo vežų bagažiniai. Tai šitą seriją kaip mes pavadinsim? Radom. Narkotikų gabenimas? Nu, pas mus, mūsų situacija, čia nenarkotikas. Jeigu ką. Patikslinu, kad nekiltų kažkokių minčių žmonėm. Reikėjo tau šitą tačką padovanot, važiuotum kur nors. Labą dieną, ponai pareigūnai, šuniuko, op į saloną. Kameristas. Pats tavo man tokį. Metam ir ką. Tu sakytum paliubomu, kad Andrėjus mane pakišo, ne? Ten jau būtų be skirtumo, kas pakišo. Nu jo, ten jau nieks nesiaiškinti. Labą dieną. Klausyk, aš norėjau pasiklausti, pavyzdžiui, tarkim, čia kaip pavyzdys, ne? Jeigu ardai mašiną ir randi kažko nelegalaus, ką reikia tokių atveju daryti? Suvyniot per nosį. Aš nesitikėjau tokio atsakymų iš policininko. Jo, jeigu iš tikrųjų. Pajuokavo čia. Variantų nesu susidūręs. Aha. Bet, principą... Turėčiau informuotą, ne? Tai jau turėtų atvažiuoti, kad remontavai, radai. Tada jau reikės nurodyti ir buvusius savininkus. Supratau. Mašiną gali pasimti mano, ne? Mašiną ir raštą greičiausiai gali ir mašiną pasimti. Supratau, bet okei, bet tada, tarkim taip, jeigu aš tą maišiuką įtartiną atidariau, pažiūrėjau ir ten, nu, tipo, nieko įtartino, ta prasme, nu, tiesiog man taip pasivaideno, tai viskas okei, nu, tipo, aš įkelsiu video, man nieko nebus, teisingai? Nu, nes, nu, man pasirodė, žinai, aš filmų daug labai žiūriu, tai gali pasirodyti ir daug ko. Gerai tada ką, šalia būsit, užvažiuokit. Padarysim nuotraukėlę. A few moments later. Bet tai keista, kad nu čia prie pat veido, jeigu tu langai, tai darysi kažką žiūrės, kaip nuvato. Mažai tu paskui važiuosi. Jo. Šitie kukuro užpilimo. Finansai. Jeigu kažkas įprašintas, jaunesniem, važinėjasi su... Arba gali traktuot, kad jeigu kažkas įšalė, o dabar jis... Jie pravažiuoja galės lėti. Išvėdė mašiną, kieno, neįgė. Aš išsivežė mašiną. Bet vairuotojas, tai čia nemalo. Bet tai tipo jam atsakomybės nebus kamuose. Kaip jis reiškia skino, mes taigi žinom, kaip mokytis.
Nu ką, kameristas, viskas, lūpos vietoj. Dabar sekantis klausimas, ką daryti su sėdynė. Matai, kokios pas mus sėdynės? Šovė airbagai. Visi nori man tokių kėdžių statyti, kadangi pas mus jau paketas visur bus, tai aš manau... Kėdės? Nu, kėdės, o ką čia? Kėdės. Taburetė čia. Aš noriu tų gražių paketinių sėdinių. Atsimeni, kur mes buvom šluoti pirmą kartą? Jo, o kom jie skiriasi nuo šito? Karočiui, čia yra toksai gražus labai... Reguliuojasi, kur, ne? Ir tada šonai visi iš vis kitaip ir, nu, apkabina tave tą sėdynę, žinai, tu jos sėdi kaip... Nu, rekaras sėdynės skaityk. Supratau. Ir šonai, ir čiūr, viskas. Palaikymai visi yra. Tai viskas. Man kaip tik reikia dar daug visokių smulkmenų. Aš manau, važiuojam. Ai, dar pas mums sparno to reikia. Taip, jo? Taip. Aš susitaręs su žmogum, kaip tik šitą man gabalą atjovė. Kėbulistų jo reikės, o mašina jau važiuoja rytoj į kėbulinius, tai lekiam biškį prasilėksim, prasiblaškysim, surinksim detalių. Važiuojam. Nu ką, teko atsisveikinti su mūsų X5 žydrūnu. Hebra, mes jį iškeitėm į kitą tačką. Jūs paspėliokit, į kokią mašiną mes iškeitėm. Man būtų įdomu jūsų variantus išgirsti. O į kokią tačką mes iškeitėm X5, jūs sužinosit kitam epizode. O dabar, kameristas, šokam mes į patikimiausią ir geriausią pasaulio mašiną Land Rover. Čia gali reklamą tokią gražią net įstatyti Land Rover. Nes čia linksmiausia tačka. Jeigu jūs liūdnai gyvenat, nupirkit Land Rover. Linkėjimai pardavėjui. Senė, gera tačka pardavėjai. Gerai, ką aš norėjau pasakyti, kameristas, mes dabar važiuojam žaisliukų paimti į Tuning LT mūsų pitakui BMW F10. O atvažiuosim į vietą ir pamatysi, ką mes nusipirksim. Pagražinsim savo pitakėlį. Važiuojam. Moments later. Davai, kameristas, važiuoju į sandėlį ir pasikraunam. Labą dieną. F10 Performance atvažiuoju pasiimti. Ką mes turim? Gerai. Kameristas, apsižiūrėk. Koks sandėliukas, a? Galime čia apsižiūrėti? Jo, gali. Kameristas, davai kažką biškį. Nufuirinam. Kaip sudūrimo, ne? Buvo. Durys mes gražinam, seniai. Čia daug produktų. Aš kaip supratau, jūs labai daug produktų vietų ir turite, ne? Taip, daugiausiai, kas yra pas mus katalogą, tai sandėliuojamas. Labai gerai, nes buvo apskambinta labai daug kontorų ir ne visi viską turėjo. O, mūsų dėžės. Peiliuką galima? Čia viskas, ne? Jo, viskas. Pakingą vietoj dar. Žiūrėk, kaip gražiai viskas supakuota. Čia galinis diffas spėjau. Ai, čia ant F10 užtakime, jo? Pas mus panašus ir buvo ant F10, tik ten gabalas lygęs. Opa, koks gražuolis. Nu, fainai atrodo. Ir dažyti nereikia, ne? Jo. Aš iškart ieškojau, kad būtų nudažytas. Miela malonu. Ką, gerai, kraunam. Ir Hebra, kas nori pagražinti savo aparatą, jūs žinot, kur kreiptis. O kameristas va čia, pridėk pavadinimą. Tuning LT. Hebra, nuolaidos kodą duosit mano žiūrovams? Taip, kodas bus DRON 7, bus 7% nuolaida. Opa, Hebra. Naudokitės. Sveikatą. O mes, kameristas, davai. Važiuojam.
Pas mus darbų labai daug. Labą dieną. Sveikas. Ką, ponas, dirbat dar? Dabar važiuojam. Už pusvalandžio turėtume būti. Nu gerai, davai, tada aš lėkiu, kol davažiuosiu, ten jau palauksiu tavęs prie vartų, kažkokių smulkmenų dar paimsiu ir viso. Aha. Nu gerai tada. Gerai. Davai. Gerai, važiuojam, pasimsim detalių, nes labai daug smulkmenų reikia. Aš manau, vienoje vietoje mes ten viską ir surasim. Ko mums reikia? Aš pridėsiu sąrašiuką. A, kam man tas sąrašiukas? Tuoj mes pririnksim, ką rasim ir viską parodysim. Ir pasakysim, kiek pinigų sumokėjom. Važiuojam. Nueinam kamerystas, parinksim detalę. Gadina. Sėdinimo man reikia. Svarbiausia, ko aš atvažiuoju. Bet su garlavynu man reikia. Jo, va, matau. Jo, gal tavai paimsiu žuos. Gerai, vieną smulkmeną turim. Zajam toliau. Va čia 30. Kairė. Va, matau kairė, ne? Paketas? Įsiskiria, žinai. Įsiskiria? Jo. Viskas aišku. Ledas. Kas dar, aš buvau ten visą lapą mašinį, dabar nepomniu niekuja. Kameristas atsimni, komu reikia, ar ne? Klema pliusinė liktis. O, turi klemą? Jo. Maladės, kameristas, ne veltui. Ne veltui važiuoju. Kažką dar atsiminsi? Nu, ką žinau, kol kas tai. Opa, mūsų sėdynės. Opa, koks grožis kameristas, pažiūrėk, atsimeni mes rodėm šitą sėdynę. Jo. Kokia kaina? Čia jau gaunasi ne biudžetinis variantas, pažiūrėk, bet kokios gražios sėdynės. Kiek sakei? 200 eurų. Visas salonas? Ar visas? Be bloškio? Be bloškio. Bet pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Nu tai ką, pas mus F10 jau gaunasi ne biudžetinis remontas? Gal. Pilną paketą sukrausiu. O dabar aš tai pamokysiu kameristas sėdynės nešiot. Opa! Nesigavo. Čia tavo ruožumas? Žiūptuvėlis kameristas. Ne, čia ne mano. Reik duris, ne? Ką, Mygtuką paspauk į saloną. Ir dar jeigu gali nuleist sėdynės, nes netilpsi duškus. Ką mes turim? Sėdynės 108 eurų, kameristas pridėk būtinai. Šitie plastikai, aš nežinau dar kiek už šitus plastikus. Toj dar porą paimsim ir tada bendrą sumą pasakysim. Opa, kaip čia gražu. Ledinė F10, kam išrinkas ponai? Tau šito, ne? Jo. Aš to padėsiu.
Jeigu plastiką sulaužau, reikės mokėti ar ne? Ne, apatinį. 17 panašu, jo. Yra man su varžtelė. Varžtas gali būti irgi linkęs. O kur dar ten? Apačioj? Va, čia. Opa. Čia lubos pas tave beliuko, ne? Be. Gaila. Išpjausim. Tikrai taip, paprasčiau išpjaut, negu būtų su liuku ir tau reikėtų be. Vyrius irgi turim. Ir tai buvo 2 kompletai. Niekam nereikėjo. Po kiek pardavai? Po 300. Radau, karoči, dabar už 200, bet su defektėliu, tipo nuo lubo ir bego jo, bet sutvarkysim. Bet neplyšu, ten viskas ok, tiesiog šiek tiek surinko, tai nieko baisaus. O, ble, gerai, vyriai, reikia mums vyrių dar kapotą. Yes. Bet būtų gerai į spalvą. Pas tave dideli ar tokie maži? O kuo jie skiriasi? Matai, čia dideli. Dideliai turėjo menį su šoviniu? šovinis. Ne, be šovinio, nes Amerika. Aha. Jo, Amerika be šovinio. Paprasčiausias. Eisim, žiūrėtų. Gerai, labai gerai, kad mes pamatėm mašiną ir ant mašinos pamatėm, ko mums trūksta. O žinai ką, aš dabar galvoju, kad man reikės gal bakelio su šlanga. Nu bet tu jau duosi, jeigu reikės, aš manau, šitą mašiną pastovės čia pas tave 1 dieną ar 2 kokią. Nu rytoj, va ten susitvarko šitą visą. Nes man dar reikės fiškių gal. Aš neatsimenu, kurių reikės. Nu čia žinok, neilgai čia, rytoj jau turėtum pasižiūrėti. Nu karoči, aš sužiūrėsiu, dar atvažiuosiu į vietą. Nes kol čia yra, paskui jau nerasi tų fiškių. Nu taip, jau bus viskas. Gerai. Alio. Senė, tu pusę minutės pas mane kišenį, klausai, ką aš bazarinu? Aš netyčia pakėliau. Išjunginė kamera, senė. Later. Tau gerai, kad tu spalva, ne? Nu, čia būtų apšiai pasaka. Nu, nors kad būtų tamsus, žinai. Ne taip skirtus viskas. Gerai, kameristas, pažiūrėk, ką mes paėmėm. Vyriai, plėma, pakelis, plastikas. 75 eurų sumokėjom. Ir už sėdynės 108. Tai kraunam ir važiuojam dirbti. Jeigu kažko pritrūks, mes žinom, kur atvažiuoti. Ir labai daug kas prašė sąvartyno numeriuką, tai kameristas va čia pridėk, kad man nerašytų ir turėtų žmonės numerį, kur kreiptis. Važiuojam. Now that's what I'm saying. Kameristas 50 euriukų, pridėk. Ir savo ant baro. What? Bro, what are you talking about, man? Opa! Neduoda atsipalaiduoti Range Roveris, ne? Nu jo. Gerai. Davai įmetam. Kur jis važiuoja? Range Roveris kaip ir aš, važiuojam ir važiuojam. Nors mašiną užgesintų. Gerai. Davai įmetam sėdynės, kad galima būtų vairuoti mašiną. Ir jau atvažiuoja tralistas. Pasiims mūsų pitakėlį ir veš pas kebulistą. Koks grožis. Nu ir tiesiai į mūsų pitaką ir kraną. Nėra čia ko laukti. Opa! Iškart kitas reikalas. Opa, kameristas. Antros sėdynės mes jau nespėsim įdėt, nes jau tralas vietoj. Nu, bet viskas šiki. Mums čia nėra
Nėra, nereikia mums čia skubėti, viskas ok, grįž mašiną, tada jau dabaigsim, nes vis tiek abloškį reikia. Karočią, tai davai tada aš įkraunu čia duris, nes mums kebulistas turės užkabinti duris ir pamatuot. Sparną irgi prie to pačio įmetu ir slengsti. Ir viskas. Mašina keliauja pas kebulistą. Davai, kameristas, tu man padėsi, kad šiek tiek greičiau viskas būtų. Що dabar, na? Opa, viskas, Vitakėlis išvažiuoja, mes galim tada padirbėti prie M4. O kas mums liko su M4? Dar seni. Ai, nu jo. Darbo daug. Gerai, paleidžiam tralą ir aš manau baigiam seriją. Давай, сяни! 1, 2, 3, камеристас филмок, опа! Давай, атя! BMW, daro daiktus. Ką, kameristas, gerai mes jį pis. O aš savo kameras užfiksavau pažeidimą. Privačiam keliui, tai kad po... Vapšė pūkui, seni. O dabar tikrai, davai padraguojam, dar duodam vieną šansą lėktuvų, davai. Jau beveik prie starto. 1, 2, 3, seni, davai. Opa! Andrei Airlines grįžo. Davai, važiuojam toliau. Kameristas, žinai, koks čia garsas? BMW. Ne. Taip, BMW varikliai. Ne. Taip. Taigi... Čia Andrei Dron YouTube kanalas. Taip pat startuoja. Nu tai jeigu mes ten važiavom ir mes aplinkim šitą Andrei Dron kanalą, tai... Ką tu čia aplinki, kameristas, nenusišnekėk, va, šitą ženkliuką įsidėmėk. Ir tavo Toyota ten tai išmesk, na, va, viskas, 3 raidės. Tai variklis, lėktuvė irgi BMW. Tai ką tu? Seni, tu jau kažkokių netų serialų prisižiūrėjai. Nerimtai? Senai BMW negamina motorų. Nu, ką žinau. Nu, ką žinau, tai iš kur šitą informaciją paėmė? Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Čia jeigu muziejui stovi variklis nuo lėktuvo ir ten rašo, kad BMW darė, jau labai senai. Nu, tai vat, tai gal pakomentuoja. O čia jeigu tu rasi informacijos, gali pridėti. Pakomentuos žiūrovai. Jo, pakomentuos žiūrovai. Vin Dieselį. Vin Dieselis, kur tu važiuoji? Aš vis važiuoju ir važiuoju, na. Gerai, kameristas, davai dirbam, ble. Pasislėpė, nu. Aš norėjau pasislėpti, kameristas, na, kad gražiai būtų. Na, tu čia kiši savo kamerą. Nefilmuokit, aš atsisakau šito montažo, na. Aš atsisakau, seni, ble. Davai, все, jeba. Greičio akinis užsimoviau, va. Atsilaši iki pat galo
ir kaip tikras bamsistas. Kaip visada. Ką ten darom? Atspėk, kameristas. Pas musgi visada tokie bairiai, ne? Pradedam filmuot, numeriukus nuimam ir išvažiuojam. O kad atgal uždėt numerius, tai pamirštam. Gerai, kad mus nieks neužtrumpino. Elektromobilis važiuoja gytis, tai tavo tačia. Seniai gal na darbą, važiuojam ledų valgyti. O ledų aš neatsisakyčiau, nu. Tavo pilos gal sako, nu čia jau nereikia. Gerai, davai, niekam tavo vieną porciją ledų nesutrukdys, aš manau. Ai, ne? Nu šiaip gal ir neimčiau tavęs. Nu ką, tu čia jau prie kameros, čia išjungsi kamerą 3 porcijas užsakysi. Nu nereikia čia. Aš jau sporto salėgi pradėjau vaikščioti. Nu, kad tu pradėjai vaikščioti, dar reikia pradėti sportuoti. Labą dieną. Ledų? Ne. Tai klauso. Vieną porciją ledų su šokoladiniais saldainiais. Specialiai kamerą neišjunginiais. Ir tada gal vandenuko negazota. Taip. Viskas. Turi dar laiko apsigalvoti. Ne. Čia specialiai patvirtinimas bus, kad aš neužsisakiau. Gerai, karočiui, jeigu ką, man bus negaila dar ratuką padaryti. O dabar jau viso, gali tada išjungti kamerą. Nu, gali čia nežaisti jau ant kameros, seniai, viskas gerai. Visi viskas suprantam. Ką tu nori daug man paklausyti muzikos? Tik vieną porciją, na, seniai. Nes tu savo prarirėk! A, va taip, o ne? Nu ką, seniai, va taip ir būna, atvažiuoju mašiną plauto, tau įpana! Pažiūrėk, kas darosi. Gal išvažiuosi? Va taip, man įdomu čia dabar. Eik tu savo, seniai, palam, nuleisk. Nematau. Stipriai, nestipriai čia. Nu, kažkiek yra. Nu, sparnas su normaliai. Nu nieko, nu būna tokia situacija, žinai, aišku, kaltas tas, kuris galų važiavo, bet kokį atveju, bet, nu, žinai, tas šiek tiek greičiau važiavo, tas nepažiūrėjo, vat ir bam. Va taip ir būna, čia kelias, žiupsuot negalima. Labai reikia atidžiai žiūrėti. Atsimeni, kaip aš veidrodį užkabinau žmogui. Taip, taip. Irgi va šiek tiek užsižiupsuoju, žinai, ten į kamerą kažką ir bam! Tai kad hebra visada žiūrim į kelią, na. O ką, seniai, užsižiapsojau ir nutrinkiau veidrodį. Duosi pagazuot? Kad neišvažiuotum tik tais. Opa! Dabar tavo eilė pas mane duosi pagazuot. Ką? Keičiamės transportais. Viens prie vieno ar damesi kažką? Ką nori? Nu kažką dames, kad būtų... Ką nori? Geriausia būtų pinigėlio. Tai va, apie kokį pinigėlį ir kalbam? Nu, dvacokas koks. O, dvacokas? Nu, taip, brangi mašina. Euriukų seniai. Taip, gerai laikyti. Gal man mopedą nupirkti seniai, lakstyt per kamščius. Sėdi ir važiuoji savo. Naprimės dviese mes varysim. Kameristas su kamera tokia didesnė negu tas mopedas. Su bazukai iš galo, karočiui. Atrodo, mes kažkaip visą dieną Jom užsiemam ir net darbo nepadarėm. Nu, tipo, bloopersų daugiau tikrai prifilmavom negu pačią vidosą, man atrodo. Gal apšė mums garažį nesidėti, tiesiog pavažinėti. Durkas. Čia būtų nebloga idėja. Nu, durką mes tikrai mėgstam stums. Ir labai gerai mums gaunasi. Kameristas pats savo vidosą žiūri, kad prisimint, ko mums reikia. Dar nusmuk? Ką kameristas? Kuriuo aš taškį ir važiuoju? Tau nereikia